Sveiki. Šiandien norėjau pakalbėti apie jūsų komentarus. Vakar aš įrašiau video apie tai, kad negalima balsuoti už Valstiečių žaliųjų partiją, už Karbauskio partiją ir sulaukiau daug komentarų, visus juos perskaitau ir komentarai tikrai svarbus, nes jie parodo Lietuvos politinio gyvenimo pulsą. Keletą aš jų perskaitysiu. Vieni puikiausiai supranta politinę situaciją, supranta, kas yra Valstiečių partija, o kiti dar vis dėlto plaukėja, gyvena kažkokiose iliuzijose. Danas Kazilionis rašo, man jau užteko vien to, kad valstiečiai kartu su konservais 2020 metais vieningai palaikė perversmą Baltarusijoje, kas yra tiesa. Vietoj to, kad save skaitantis opozicinę partiją valstiečiai bent išlaikytų kažkokį tai neutralumą Rusijos ir Baltarusijos atžvilgių. Na gerai, nenorite Rusijos, tai bent Baltarusijos atžvilgių, mūsų artimiausi kaimynai. Jie tiesiog konsensusu balsavo už tas paikas rezoliucijas, konservatorių pasiūlytas rezoliucijas, pripažindami negaliojančius rinkimus ir atmesdami taip Lukašenką kaip prezidentą ir iškeldami apsišaukėlę Tikhanovskają. Tai yra atviras tyčinis kišimasis į Baltarusijos vidaus reikalus, faktiškai bandymas padaryti toje šalyje perversmą. Į tai aš žiūriu labai neigiamai ir vien to pakanka, kad už juos nebalsuoti. Taigi, Danas Kazilionis puikiausiai orientuojasi ir būtų labai gerai, jeigu tai suprastų daugelis Lietuvos žmonių, tada būtų kažkokie tai pasikeitimai, bet deja, taip mąstančių žmonių nėra dauguma Lietuvoje. Čia manęs klausė gerbiama Galina Jonušienė, o ką Vygantai manot apie pradėtą liaupsinti Jurgą Lago? Nieko aš apie ją nemanau, tiesiog žinau, kad jinai turi daug sekėjų, turi rašytojos talentą, moka emociškai labai įtaigiai parašyti įvairias istorijas, daug kur pasako tiesos, bet į ją politiškai žiūriu labai neigiamai. Vien tai, kad jinai buvo nacionalinio susivienimo partijoje, dalyvavo tos partijos veikloje, kaip žinome, tai partijai vadovauja Vytautas Radžvilas, o keletas partinio elito narių yra tiesiog atvirai fašistuojantys žmonės. Tai Sinica ir dar ten keletą yra, bet tiesiog nebeatsimenu aš pavardžių. Ir kas liečia Jurgą Lago, dabar žinome, ką jinai kalba, bet pavyzdžiui, prieš keletą metų ją labai mėgo cituoti ir ją publikuoti sisteminė žiniasklaida, kad ir Lietuvos rytas. Buvo tokia, pavyzdžiui, antraštė, Jurga Lago nematė geresnių tėvų už homoseksualų porą. Kas mano manimu yra toks dalykas, kad žmogus taip negali pasikeisti. Aš viešai jai esu replikavęs apie tai, kaip čia anksčiau buvo taip, o dabar yra taip, tai jinai man atsakė, kad jinai pasikeitė, dabar mąsto kitaip, nors mano manimu žmogus, kada jau metuose yra, jis turi būti subrendęs tiek politiškai, tiek kultūriškai, turėti kažkokias pažiūras. Ir jeigu jinai mane prieš keletą metų, kad homoseksualų pora yra geriausi tėvai, o dabar mano kitaip, man tai atrodo nerimta. Aš tiesiog to neperku. Gerbiama Ramūnė rašo, 100% teisus jūs Vygantai. Aš lygiai taip pat daugybę kartų įtikinėjau aplinkinius, kad jokių būdų negalima balsuoti už valstiečius. Nes būtent valstiečiai ir buvo tie, kurie pardavė Lietuvą ir jo žmonės nusikalstamiems medicininiams eksperimentams. Taip, tai tiesa, mes prisiminkime Verygą, kada jis atsistojęs kriokė, kad European Union, we need vaccines. Ir visi tie lockdownai, visi tie karantinai, visi tie pertekliniai ribojimai buvo pradėti valstiečių partijos ir faktiškai žmonės buvo prievartaujami. Taigi, toliau
nežinau kaip čia teisingai perskaityti vardą, video laiškai iš Elnių. Rašo, prie valstiečių miškų kirtimo normos irgi buvo padidintos. Vat tau ir žalieji, kas yra visiška tiesa. Jie savęs skelbė žalieji, nors visi mes puikiai žinome, ką jie padarė su Lietuvos miškais. Aš nesuprantu tų žmonių naivumo, kurie vis dar tikisi iš valstiečių partijos kažko. Tiesiog jie tiek pridarė daug blogo, kad ieškoti kažko ten gero, tikrai reikia turėti, kaip sakoma, būti tokių kaip optimistų ar svajoklių. Ir tas visas politinis elitas, kaip minėjau, niekom nesiskiria nuo konservatorių elito. Jie tik yra gal truputį gudresni ir veikia rafinuotai. Komentaras iš gerbiamos pasivadinusi KTK1L, nežinau, ką čia tai reiškia, bet nesvarbu, kuri labai tiksliai diagnozuoja, kas yra valstiečių partija. Karbauskio šaika vykdė konservatorių ir liberalų politiką. Urėdijų reforma ir miškų kirtimas. Tai viena. Matuko reforma. 2. Pradėta sveikatos apsaugos reforma, aukštųjų mokyklų reforma ir naikinimas, bibliotekų naikinimas, elektros rinkos liberalizavimas, diktatūrinių įstatymų priėmimas, priešiška politika prieš Baltarusiją, apie ką jau minėjo gerbiamas Kazilionis, ir Rusija, koronaviruso aferos ir žmonių terrorizavimas. Kaip sakau, žmonės prie valstiečių buvo prievartaujami. Ir tai ne viską paminėjau. Žinoma, Karbauskio šaika rinkėjus durnina visiems savo blogiems darbams radusi atpirkimo ožį Skvernelį. Jeigu bus naudinga, tai Karbauskis ir su konservatoriais susidės. Kažką Janutienės laidoje minėjo apie Karbauskio draugystę su konservatoriais, jau pamiršau. Dar buvo pasklidusios kalbos, kad Karbauskis norėjo Šimonytę į premjerų siūlyti. Jis žinoma neigia, bet to melagių tikėti negalima. Kas yra tiesa? Karbauskis, jau kaip vakar minėjau, yra pasisakęs daug tokių keistų dalykų ir apie Grybauskaitę, ir apie Rusiją. Ir tai neprideda jiems politinio svorio, atvirkščiai. Bet vis dėlto dauguma žmonių tiesiog gyvena toje matricoje, pliusas, minusas, ir jie mato Lietuvos politinę sistemą kaip dvipartinę, tai yra konservatoriai ir valstiečiai. Ir gerbiamas Ovidijus Vidijauskas klausė tiesiog, tai geriau balsuoti už konservatorius. Klausimas pastatytas visiškai neteisingai. Balsuoti ar už valstiečius, ar konservatorius, tai yra vienas ir tas pats. Tiesiog reikia ieškoti alternatyvių judėjimų. Ir dabar kūrėsi užuomazgos stadijoje yra profesorius Eduardo Vaitkaus judėjimas. Ir tiesiog tas partijas, Karbauskio, konservatorius, Laisvės partijas, socdemus ir visus ten liberalus tiesiog reikia pamiršti. Viskas. Jų nėra ir jie neegzistuoja. Juos net nereikia kreipti dėmesio. Tai mano tokia nuomonė yra. Ir yra visokių tų komentarų, tiesiog žmonės negali priimti tos mano nuomonės, mano to politinio naratyvo, kuriame aš sakau, kad tie, kurie balsuoja už valstiečius, tai tas pats, kas balsuotų už konservatorius, tai čia pasivadinęs ZRM, kažkaip keistai anonimas, dar vienas patarėjas atsirado, įdomu, kam tu tarnauji, niekam aš netarnauju, skaldai tauto, ko pasiekoja išloš konservatorių ir savo Laisvės partiją. Vienu žodžiu, jeigu jūs ką sakote, kokie tai politinės realijas pasakojat ir yra ne pagal jų mąstymą, tai aš esu skaldytojas. Ir labai daug tokių žmonių, kurie ir Vaidą Žemaitį Lekstutį vadina tautos skaldytoju. Ir tiesiog negali priimti tų, kaip sakoma, įžvalgų ar tų pastebėjimų ir tiesiog prieštarauja jų visai gyvensenai, jų politinėms pažiūroms ir pas juos tiesiog įsijungia matrica, tas automatinis atmetimas. Aš nežinau, žmonės nori to geresnio gyvenimo, tos geresnės tvarkos Lietuvoje, bet lipa ant to pačio grėblio. Jiems jau buvo duota šansas ir ne vieneri metai.
Gerbiamas Gintautas rašo, nereikia nei valstiečių, nei kolūkiečių, nei Dėdulės, nei Magnolijos, nei Algirdo Mykolo Brazausko chebros. Tai visi žulikai ir vagys viename, kurios už konkolų ir kitų vietų tampo užjūrio šaika. Parašyta gana mandriai, kaip sakoma, tokia retorika, bet tai yra tiesa. Visos tos partijos, tas visas Lietuvos politinis elitas tiesiog turi savo šeimininką. Ir pasižiūrėkite, aš kažkada laidoje savo minėjau, kada valstiečiai atėjo į valdžią, buvo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje surengtas vakarėlis iškart po to, kai jie pateko daugumą į Seimą. Ir jų politinis elitas mielai dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų, taip sakoma, mūsų strateginių partnerių ambasadoje vakarėlė. Ir ten buvo Mindaugas Puidokas su JAF ambasadorė. Tai parodo, kas yra jų šeimininkai. Ir gana tai yra liūdna. Dėl to mane labiau liūdina ne valstiečių partija ir jų vykdoma politika. Mane liūdina labiau žmonės, kurie lipa ant to pačio grėblio. Tai tiek šiam kartui apie tos komentarus. Žodžiu, aš juos visus perskaitau ir, kaip minėjau, jie parodo Lietuvos politinio gyvenimo pulsą. Ir pabaigai norėčiau asmeniškai padėkoti Irinai Saburovai, Židuliui Romualdui, Auksei Ibenskienei ir Svajūnui Karunkevičiui. Dėkoju Jums. Ir tada ačiū, kad klausėte ir tada iki kitų kartų. Iki.